Labą dieną, vėjota tokia diena pas mumi. Vaikštam laukuose. Šalta. Atėjau prie medžio šitą padaryti savo reikalų, žinot. Ir žiūriu čionais. O tenais buvo užkištas toksai daikčiukas. Žiūriu, čia kažkokios geolokacijos. Kaip suprantu, čia kažkas tai. Čia kaip tie žymisi žmonės vaikštavo, paslėptas buvo maišiukė. Išvyniau, pasižiūrėjau, kas čia nais. Geras. Bet taip užkišta už šitų lijanų. Buvo kažkur čia nais. Žodžiu, taip eidamas nepamatysi dar va toks. Nuputė vėjas. Maišiuką. Reikia gaudyt. Nuputė. Įsižiojęs aš kažkam sugadinau. Kad dėsiu atgal be maišiuko. Nuputė. Jo, įdomus daiktas. Geras, niekad tokio nesuradęs. Taip, vaikštame apie tą lauką. Vėjas pučia žiaurus. Šiaip gal nulį rodo. Gal dabar jau atšyla biški jau atšilinėja. Gal jau pliusinė temperatūra. Bet žodžiu, šaltoka. Žiūrėkit, ką radau. Čia arabai? Ne arabai. Kas čia yra? Kažkokie keisti rašmenys. Sidabrinis daiktas. Pirmą kartą tokį matau. Kas čia dabar? Arabas? Kažkoks tai. Vėl nesuprasi, va. Tokia sidabrinė plokštelė. Radau vieną rominioką nudvėsusi. Ir kaltinuką tokią. Elžbietos pirmosios fragmentą. Pusę gal kaltinuko. Toks vargšiukas. Ir va šitas papuolė. Įdomus daiktas. Aiškinsimės, kas čia yra. Čia tikrai įdomu. Nors vėjas pučia, bet tai nesustabdo rasti kaltinukų. O, koksai gražuolis. O, koksai gražutis. Ilgasis kryžius bus. Ir čia nais vidury dar yra toks kaip kryžius kryžiuje. Čia šiauriai pagamintas ar Jorkas ar Daram, kažkas tokia. Jorko kalykla gal. Nu gerai, antras kaltinis šiais metais. Verta buvo išeiti per tokį orą. Malonu. Antras kaltinis, pirmą dar nerodžiau. Labai šlipar nenori traukti, nieko šalta. Parodysiu. Dar turiu saktelę gražią. Nu va, antras kaltinis. Nu, čia tai kaip visą laiką. Kaip visada. Turi būtinai papult. Nors vienas muškietas kamuolys. Muškietas šūvis. Šovinys. Kiti pasakyti, bet nežinau, ar šovinį tai galima laikyti. Kulka. Gal savotiškai ir kulka. Žodžiu, nesvarbu, vien muškiet kamuolis yra pas mane. Kaip visą laiką. Turėjau nors vieną šiam parodyti. Ten visi į tą pusę lauko subėgo. Kažkas rado auksinę monetą. Jurgio 4 soveriną. Nu, bet aš čia pasilikau. Ir renku toliau kaltinukus. Manis. Rado tą auksinę monetą, jau jos ten nebėra. Tai ten subėga, ko ten bėga. Aš geriau kaltinukus parinksiu. O, Čarlzas I. Karolis I. Toksai va. Man atrodo, čia šitie laukai yra pabombinti gerokai. Bet tokie mažiukai kaltinukai yra. Tik kad niekas, mažai kas renka tokius signaliukus. Žiemos. Ir gana gilius. O, aš va, jau trečią kaltinį šiandieną bats. Pirmą tiesą nerodžiau, bet likite su manim, parodysiu vėliau. Ten toksai pusė jo vargšo likė. Nu va, šito Jurgio, sakau, Karolio I penis, arba pensas kitaip, nesikeikiant. Nu gerai, važiuojame toliau. Rankos biškai apšalusios, bet nieko. Reikia tęsti.
Orelis tai šiandien visiškai nieko gero. Dabar jau pradėjo ir lyti, lišnoti taip nesmagiai prie vėjo dar dasidėję, bet dar pakol kas vaikštau, nežinau, kiek ilgai tempsiu, nenoriu sušlapti, nes nesenai sirgau žiauriai, bronchitas buvo žiaurus, žodžiu, bet pakol kas dar einu ir vat, radau pusę kaltinio, pusę kaltinulio. Ja seniau, kaip jau daug kartų sakiau, seniau jas pjaustydavo per pusę ir ketvirčiukais atsiskaityti, nes smulkesnių pinigų mažai buvo. Čia bus trumpasis kryžius. 4 tik monarchai buvo su tais trumpaisiais kryžiais, tai Henris II, karalius Džonas, Ričardas Liūdaširdis ir Henris III, kažkuris tai vienas iš jų. O, bet ar kaip ar taip, vis tiek čia 12 amžiaus moneta, trumpasis kryžius. Na gerai, jau geriau toksai negu jokio, ar ne taip? Gabrielius sidabra. Radinys, kuris nustebino. Viktorijos variokas, puspensis. Kažkaip nesitikėjau tokių čia rasti. Vien dėl to, kad laukas šitas matosi taip nudaužytas gerai. Aišku, tik tai mažytė signaliukai palikti, va tai todėl ir randu aš tos kaltinukus, kad aš labai žemus signalus gaudau. O tokie tai čionais aukšti signalai šiandien buvo retenybė. Žiauriai sunku buvo rasti, ką nors iš didesnių. Nu, va, puspensis. Šia vieta žiauriai gera, istorinė. Kembridžšyro grafystė. Yra bažnyčia stovi sena labai viduramžių. Nu, ir čia va tokie va laukeliai, nenoriu daug ten rodyti, nes labai vėjas iš tenais pučia. Nu, va toksai va radinys šiandieną. Pirmą varioką radau. Nu gerai. Slepiuosi nuo vėjo, visas purvose paskendęs. Atšyla žemė. Ir žodžiai gaunasi visiškai tešva. Nu, bet vaikštam, nepasiduodam, va. Dar vienas sidabrėlis. Man atrodo, kad šitas daiktas yra skirtas žvakėms užgesinti. Žvakutėms. Čia dar kažkas viršui turėjo būti ir tiesiog dedi ant žvakutės ir jinai užgesta. Gal net koks kunigas naudoja. Nes bažnyčia visai šalia. Va, tenais matosi bažnyčias kupolas. Va, ten. Okay. Gerai, va toksai daliukiukas. Nudžiugina vis tiek. Ką, 6 sidabras šiandieną. Skustis tikrai šiandien negaliu. Purvynai tokie neblogai. Bet einam toliau, nepasiduodam. Dar vienas gabalėlis sidabra. 4 monetos viduramžio. Opa. Ir man atrodo, čia buvo. Čia bus tikriausiai Henris III. Pagal mane. Cloudvoided Cross vadinasi. Tai matėt, kokia man nelaimė nutiko. Tiesiog nuskrydo vieną, tas 4 kaltinuko. Nu, ką padarysi. Pirmą kartą man atsitiko. Niekad tokių dalykų nebuvo, bet ką padarys, visą laiką pirmas kartas. Na gerai, kad čia ilgai netempti, kad vėjas visko nenupūsto. Rodau iš karto, ką šiandien radau. Radau šiandien tiek. Galvoju, reikia važiuoti namo, nes pavargau. Tos purvynos ant kojų tikrai nuvargino. Tai va, tiek radau visko. Šiandien tie 2 kaltinų, tie 2 muškietkamaliai. Nežinau, kas šitas daiktas yra iš tikrųjų. Reikės domėtis, nes nesuprantu aš, kas čia toksai. Čia lyg ir švininis, galas, plotas. Kas čia yra, nežinau tikrai. Pirmą kartą tokį matau. Nu va, taip, kas čia dar norėjau parodyti. Romėnas, dvėselis toksai. Esu įsitikinęs, kad čia bus Konstantinas. 1 ar 2, kažkuris. Čia va 2 kreivikoj matosi, stovi. Tai man
Nu, tiek sidabro. Šitas įdomus daiktas. Lyg ir arabiškas kažkoks tai. Elžbieta I tenais pavargus. Tokia va. Šitaip gal reikia žiūrėti. Nu ir va. Skirtingi kaltinukai. Gaila vieną pamečiau. Būtų buvę 5. Tas daiktas vat neaiškus tikrai. Nu, Viktorijos variokas ir saktelė tokia. Kas čia dar? O, tas dar sidabrinis daiktas kažkoks. Nežinau, kas tai yra. Reikės aiškintis. Nu, va tiek va. Pas mane šiam kartui. Tai va, gerai daugiau nešneku. Gana reikia važiuoti namo. Visiems dėkingas, kad žiūrėjot. Sutiksim kitą kartą. Ate.